Gavėnios kelionė. Sustiprinkite savo širdis. Mintimis dalinasi pranciškonas brolis Paulius Vaineikis. Garbė Jėzui Kristui, brangus mūsų radijo ir televizijos klausytojai, žiūrovai. Šiandien yra Gavėnios penktadienis, kovo 8 diena. Ir mūsų kelyje, Gavėnios kelyje į pažadėtąją žemę, šios dienos užkandis yra iš Evangelijos pagal Morkų. 12 skyrius nuo 28 iki 34 eilutės. Vienas iš rašto aiškintojų, girdėjęs Jėzų ginčiantis ir matęs, kaip puikiai Jėzus atsakinėja priešininkams, paklausė jį, koks yra visų pirmasis įsakymas. Jėzus jam atsakė, pirmasis yra šis, klausyk Izraelį, viešpats mūsų Dievas yra vienintelis viešpats. Tad mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protu ir visomis jėgomis. Antrasis, mylėk savo artimą kaip save patį. Nėra įsakymo didesnio už šiuodu. Dievo žodis mus irgi tiesiog provokuoja irgi paklausti, o koks yra pirmasis įsakymas mano gyvenime. Ar aš vadovausiu kokiais nors įsakymais, taisyklėmis, ar esu pats savo viešpats. Kadangi mes esame broliai pranciškonai, iš katalikų bažnyčios, aišku, pirmiausiai kalbam savo patiems, taip pat mūsų broliam ir sesėm, kurie žygiuoja tuo pačiu bažnyčios keliu, tačiau ir visiems kitiem, kurie esate tame kelyje į gyvenimą, link amžinybės einame, tai koks mano gyvenime yra visų pirmasis įsakymas. Kadangi tai buvo užduotas klausimas Jėzui, Dievo sūnui, jisai atsakė į šį klausimą ir atsakė, dabar būkime atidus ir dar kartą paklausykime. Pirmasis yra šis, klausyk Izraelį, kablelis, viešpas mūsų Dievas yra vienintelis viešpas, mylėsi viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visą protu, visomis jėgomis. Taigi pirmasis įsakymas yra koks. Mes dažnai peršokom tuos pagrindinius dalykus ir tada jau manome, kad antrailiai dalykai yra tie pirmieji. Pasirodo, Jėzus čia ne šiaip sau atsakė, sako, pirmasis yra klausyk Izraelį, nes jeigu mes neįvykdom pirmojo įsakymo klausyk, toliau visi kiti įsakymai, neturėsi kitų dievų, tik mane vieną, netarsi Dievo vardo be reikalo, švęsi sekmadienį, gerb savo tėvą motiną ir taip toliau, jie iš tiesų nebeturi jokios prasmės, tai ten bus tik tai eilinis duzgenimas ausise. Mūsų gavėnios iššūkis susikaupti ir patikrinti, kaip mes girdime. Patikrinti mūsų ne tik tai fizinę klausą, patikrinti taip pat ne tik mūsų fizinį regėjimą. Jūs tikriausiai klausytojai, žiūrovai žinote, kad žmogus komunikuoja, kalba, priema informaciją ne tik akimis ir ausimis, bet turime visas 5 jusles. Kai kada sakoma, kad mūsų mielosios sesės, Dievo dukros moteris, kurių šiandien ir tokia diena, vadinama tarptautinė moters diena, sako, mūsų seseris, moteris yra apdovanotos dar vieną juslę, tai toji juslė yra tas vadinamas moteriška intuicija, kuri jų neapgauna. Taigi, brangus broliai seseris, pabandykime visi savo 5 juslėmis, tais ne tik fizinės, bet ir dvasiniais sielos prietaisais, paklusti, klausyti, ką sako viešpats. Tada neapsigausim ir žiūrėk,
gavėnios pabaigoj pasieksime tikslą su pačiu geriausiu viešpaties įvertinimu, o pats gražiausias įvertinimas tai koks yra? Kai Dievas sako, štai mano mylimas sūnus, mano mylima dukra, kuriais aš geriuosi. Būkite palaiminti. Pranciškonas brolis Paulius Vaineikis. Gavėnios kelionė.